Apie saugų naujagimių ir kūdikių miegą reikia kalbėti nuolat, nes rizikos veiksniai, kuriuos mes galime koreguoti, yra kiekvienos šeimos kasdienybė. Nors dar sklando daug įvairių mitų, tačiau jau yra žinoma, kad saugiausia padėtis naujagimių ir kūdikių miegui yra ant nugaros. Padėtis ant šono nėra laikoma tokia saugia, nes gulėdamas ant šono kūdikis gali pasiversti ant pilvo ir negebėti pats atsiversti, pasukti galvos į šoną ir įkvėpti. Padėtis ant pilvo miegui žinoma kaip pati nesaugiausia ir taip migdyti naujagimių ir kūdikių nerekomenduojama. Tačiau svarbu paminėti, kad laikas ant pilvuko, kuomet vaikas nemiega, o būdrauja, yra svarbus jo vystymuisi, todėl kai vaikas būna budrus, leiskite laiką įvairiose pozicijose. Taip pat saugiam kūdikių miegui yra svarbu, kad lovytė, kurioje jis miega, būtų kiek įmanoma tuštesnė. Paprastai kalbant, iki 1 metų amžiaus nėra rekomenduojama pagalvė, lovos apsaugėlės, lizdelis, pliušiniai žaislai ir kiti nepritvirtinti audiniai lovytėje, kurie sutrikdo oro cirkuliaciją aplink kūdikį arba gali tiesiogiai užblokuoti kvėpavimo takus, taip trukdydami jam įkvėpti. Čiužinys, ant kurio miega naujagimis ir kūdikis, turėtų būti pritaikytas miegui, tai yra lovytė arba lova, bet ne minkšta sofa ar kušetė. Jeigu kūdikis užmiega automobilinėje kėdutėje, vos baigę kelionę ir grįžę į kambarį, išimkite vaikutį iš kėdutės, nepaisant to, kad jis toliau miega, nes miegas toje pozicijoje, kuomet vaikas yra kėdutėje, nėra saugus, išskyrus tuos atvejus, kai automobilis važiuoja. Na ir bene pats svarbiausias rizikos veiksnys, kurį reikėtų stengtis išvengti, tai yra aplinkinių asmenų rūkymas. Nepaisant to, kad šeimos narys rūko lauke, bet grįžęs į kambarį, į patalpą, jis dar kurį laiką iškvepia pavojingas medžiagas, kurios nusėda naujagimio ir kūdikio aplinkos daiktuose ir taip gali sutrikdyti jo kvėpavimą.